Sveiki visi, su jumis vėl aš, CSNET-XX ir šiandien vėl žaisime Counter Strike ir vėl su botais, vėl Arms Race, tik tais bagažų mapė. Ir jūs sakysite, o kodėl žaidžiu šito su botais vėl, juk sakiau, kad žaisiu kalėjimą ir vien žodžiu. Tai kodėl aš nežaidžiu kalėjimo, tai yra viena priežastis, nes tą kalėjimą tiesiog išbanino. Nežinau kodėl, bet jis kažkodėl neatitiko nurodymams ten ir dėl to jį išbanino tiesiog tą kalėjimą ir tiesiog negalėjau jo pažaisti, nes jis jau yra išbanintas kaip ir tai. Labai prastai, ieškosiu kitų serverių, nes kol kas neradau. Žinoma, po vienos dienos nėra ką rasti čia. Tai jo. Ir dar norėjau pasakyti, kad bus tokia sistema, surinksiu 10 subscriberio, 10 laikų surinksiu ant šito video, ant Counter Strike šitų video, kuriuos aš dabar įkelsiu. Surinksiu 10 subscriberių iš jų visus sudėjus, Counter Strike, o tik tais kelsiu kito modo, nes dabar Arms Race'as vien tik tais bus Arms Race'o mapai. Ir kai surinksiu iš jų 10 subscriberių, bus paprastas tas mapas, redustas ir taip toliau. Po to bus dar Marš mapas ir dar bus kažkoks mapas, nebepamenu kaip vadinasi. Ne mapas, o modas. Ir po to dar, tai kaip matote, vėl žaidžiu Counter Strike. Ir tai yra, kad aš dabar žaisiu galbūt tiek vieną dieną Arms Race modą. Tiek bus mapų. Iki tol gal sužaisiu visus, o gal būt, kad aš jau rytoj visus sužaisiu. Tai kad nepamirškite laikinti kuo daugiau. Ir subscribinti, žinoma, nepamirškite. Tai čia gal tas ir tas, viskas, dabar su AWP reikia pažaisti. Ir padarom taip, davau kilą. Nepataikiau ten. Einam pro čia. Ir praeitą video buvo daugiau ką įkelti, o papasakoti. Tai šiandien daugiau žaisiu nei pasakosiu, vakar daugiau pasakau nei žaidžiau, tai šiandien bus atbulai. Kažką čia nušovė tas Eugen, kurį ką tik aš nušovau. Tai padarom ir... Jo, su tokiu, kuris iš arti turi miniganą ir... Su tokiu, kuris turi pistoletą, turbūt tas, kuris... Ne miniganą, o tą automatą, tai turbūt laimės tas, kas turi automatą, nes... Nespėjau nušauti jo. Nes kažkas kitas nušovė. Ir gavom pagaliau kitą ginklą. Ir jisai daug geresnis už tą paprastą šautuvą. Po to bus dar dual beretas. Kažkaip tai nepašaunu, va, nušaunu vieną. Vis dėl... O, nužudė. Tas, kuris mane nužudė. Ne, spėjau. Jo, ir dabar žaidžiu ant easy modo, tiesą sakant, ne ant hardo, nes kai praeitą kartą išbandžiau easy modą, tai supratau, kad jis sunkiau už hardą. Tai dėl to aš dabar žaisiu vien tik ant easy turbūt, nes jisai yra hardas ir tikėkimės jis neatsisuks. Neatsisuk, prašau, neatsisuk, ramiai būk, ramiai šaunuolis.
Nekenčiu to, kuris nušovė. Galėjom jį laimėti, žmogau. Nespėjom. Gaila. Įdomu, kuris čia buvo tas, kurį aš nedaug turėjau, kuris turėjo jau mirti turėti. Ir vėl ant šitą nepasisekė mums. Kažkaip mums nesiseka tą paskutinį kilą gauti. O, pavyko, gerai. Ir taip, šitą galima... Dabar žaisim naują mapą iš tikrųjų. Tai galim išeiti kol kas. Einam lauk. Ir offline vėl žaidžiam. Bagage shots. Jo, shotsus ten nebuvom. Ir dabar žaisim, manau, šituos du mapus ir liks tik tais Saint Mark, man atrodo, ir Monasterį. Taip, viskas sueina, gerai. Žaidžiam šituos du ir laukite rytoj kitą epizodą. Galbūt jau ir nebus ilgai, gal netruks ilgai tas kalėjimas. Tikėkimės, kad jis ilgai netruks. Ir galėsime greitai sužaisti. Žinoma, darysiu kitus modus, kitus mapus modų, tada kai surinksiu 10 laikų ant CS:GO. Go. Ne ant šito video, ant praeito video ir šito video. Ir ant to būsimo video. Jau turiu 2 laikus ant vieno video, tai 2 iš 10 padaryta. Arba ne, sugalvojau kitaip. Iš pradžių darysiu šitą Arms Race'ą, po to kelsimės į kito Dedusto ir kitų tokių, po to Deathmatch'ą kelsimės, po to dar vieną tą užsikelsim ir tada, kai surinksiu ant tų 10 laiko, tada gal tikrai žaisim multiplayerį. Ir šitas taip pat mirė. Ir šitas taip pat nemirė. Ir šitas dabar jau taip pat mirė. O čia dar vienas žmogus buvo Harvey. Gerai. Atsimenat, jis man ir praeitam video gadino gyvenimą. Tai ką, labą dieną. Ai, tai jau miręs, tai viso gero. Nesuteiksi mums malonumo tavęs nužudyti. O Nailsą vėl nužudžiau. Ir vėl kažką. Tobį nužudžiau dabar. Ir čia Ferisas buvo. Ne, šitas dar nėra labai tyrėjas toks kaip Harvey'tas. Ko jis ten nukrito? Gerai, šitas gerai. Šitą taip pat viskas gerai ir šito. Šito taip pat viskas gerai. Ir vėl Harvey. Jisai yra OP playeris ant easy. Bet taip, pastebėjau, kad nėra labai jau taip sunku ir neįmanoma su šituo žaisti ant easy. Bet ant jo tikrai gan sunku, daug sunkiau žaisti nei ant hardo. Patys pamatėte. Jis surinko tie botai 7, o ten tai iš viso patris surinko buvo. Gerai, vienas mirė. Ten Tobi. Įdomu, kur tas Harvey yra? Gal ten dar yra ko nors? Na, čia nieko nėra, o ten... Ir vėl Harvey, rimtai! Jisai dar manęs nedominuoja. Bet Harvey yra OP, tikrai. Rimtai!
Gerai, su tokiu žaidimu aš tuoj tapsiu dominuojamas kokį 10 žaidėjų. Ir turbūt tas Harvey yra pirmo levelio iš ne pirmo levelio, o stipriausio levelio iš kontrteroristų. Ir labai ačiū, kad tu man nedavai nužudyti Harvey. Man reikia jį nužudyti, tiesiog aš privalau jį nužudyti, nes antraip aš būsiu miręs. Nes mane dominuos. Labą dieną. Gerai, šitas irgi mirė. Ir kurgi čia? Ir taip, nužudžiau, dabar turiu miniganą, tai nelabai blogai jau taip. Gal nebloga situacija mano dabar? Ir Harry kol kas... Ir jau matosi gold knifas, kaip matote dešiniam šone. Ir pagaliau gavom pistoletus. Prasidėjo pistoletų era. Galima, jeigu taip pavadinti. Taip, Diglas. Labą dieną. Jo, mane greitai čia nužudo kontrteroristų bazėj. Šitas kažkoks... Šiaip botas nebuvo apdairus. Ir vėl tu Harvey esi. Aš nesuprantu tavęs. Harvey buvo praeitam raunde OP ir dabar OP. Nu, tiesiog puiku. Čia tobis kažkoks taip. Ir tas Harvey yra. Reikia jį nužudyti. Deja, aš žudžiau ne tą. Na kągi, nebekreipiam dėmesį į tą Harvey. Ir revolveris, neblogai. Čia kažkoks Niles. Ir Harvey, Harvey nužudžiau. Puiku, labai džiaugiuosi dėl to. O, labas. Ką čia? O, Harvey nužudžiau, puiku. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš, CSNEDXXX. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš, CSNEDXXX. Laikinkit, prenumeruokit, komentuokit ir sėkmės.